Kai klausime, ar mintis gali mumis veikti, šitas pratimas labai gerai parodo, kad tai nėra fantazija, tai ką jūs sukuriate, tai tikrai jumis veikia, dažniausiai tai būna nesąmoningai. Pati mintis, jinai nėra fizinė, jinai yra mentalinė, jinai yra materiali, jinai jumis veikia. Kokiu principu? Pabandykite dabar šalia savęs užfiksuoti tuščią erdvę, vienoje pusėje turėkite aplink save daugiau vietos, tuščią erdvę, mintimis galėtumėt judėti. Kad protas nesakytų, kaip tu čia dabar eisi per tą stalą, ar ne? Jūs mintise, ten kaip dabar stovite, mintise turite pajudėti erdvę, kuri yra tuščia, grįžtat atgal. Tiesiog užfiksuojate pojūčius, pereinat tą pačią erdvę, tik tais joje padedate kažkokį mintise, tarkim, metalinį kubą, ar ne? Tai gali būti bet kokia forma, kokią jūs tik norite. Padėtas toje pačioje erdvėje ir dabar dar kartelį per ją pereikite. Paėjote į priekį per tą patį objektą ir grįžtate atgal. Jeigu sakote, kad nieko nesijaučia, tada tą objektą padidinkite taip, kad kliūtų jumis ir tada per jį eikite, bet nedarykite didesnį nei jūs patys. Ir einate per tą objektą, grįžtate atgal. Panaikinkite objektą ir vėl eikite, grįžtate. Jaučiate skirtumą tarp tos erdvės, kaip yra daiktas, ir tarp tos erdvės, kai nėra daiktų. Čia jums visas atsakymas, iš kur atsiranda depresijos. Kodėl jūs mumis veikia? Juk tai tik mintis, tai tik kažkieno pasakytos frazės, kažkokios mintis, pykčiai kažkokie, negatyvios emocijos. Kiekviena emocija neša tam tikrą mintį, o kad suvoktume mintį, mes turime suvokti vaizdą. Tas suvokimas suspaustas į tam tikrą darinį veikia mumis, va dabar sergančiam žmogui depresija. Ar gali tu pajudėti? Sako, ne. Sako, jaučiu, kad tokių struktūrų yra be galo daug aplink mane ir sako, negaliu pajudėti. Iš to ir atsiranda, kai mums pradeda spausti ir mes nesuprantame, ką reikia su tuo daryti, bet mes tą jaučiame sunkumą. Tai yra tik dėl to, kad tokių darinių yra be galo daug, jie yra dideli ir sunkus. Visiems skirtingai. Pradžioj tai gali būti tik tais galva arba viena kūno dalis kažkokia nesunki, kažkaip skauda, lyg ir maudžia. Daktarai nieko neranda, pas vienus kažkokie šalmai ant galvos uždėti, galvą spaudžia, dar kažkas vyksta. Tai yra tik mintis, bet veikia mūsų emocijas, nes protas neskiria, ar tai realybė, ar ne tas šalmas. Todėl mokinu patiems dirbti su tom formom ir pajausti. Tam tai reikia tik kelių minučių. Jūsų gyvenimas tampa visiškai kitoks. Rezultatą pajaučiat iš karto.